tai yra mokslininkė, kuri, galima sakyti, yra ir poetė. O kas yra poetas? Tai yra žmogus, kuris mąsto vaizdiniais, o vaizdiniais mes pagauname dalykus, kurių negalime logiškai nusakyti. Aš pradėjau visai kitą kryptį. Mano sritis vadinasi archeomitologija. Iš nieko pradėjusi kažką užfiksavau, ką aš supratau, remdamasi visai konkrečiais duomenimis. Nes ji sako, kai manęs klausia, kodėl tai aš, kuris iššifravo tuos laiškus iš praeities, perskaitė simbolius, kodėl tai esu aš, ji sako, aš tai atsinešiau iš to krašto, kuriame gimiau. Gimbutienė, ji kažkaip sugebėjo prasiskverbti pro tuos daiktus, kuriuos ji tyrinėjo, atrasti gylį tame, kuris nenusakomas lengvai žodžiais, bet nusakomas vaizdiniais. Kadangi aš domiuosi laikotarpiu maždaug tarp 10 000 metų atgal ir iki istorijos pradžios, tai sakyčiau, kad mes turim ypatingai gerą progą pasimokyti iš tų laikų, kadangi ta kultūra, kurią aš dabar stengiuosi atkurti, yra, mano supratimu, daug malonesnė, švelnesnė, taikinga kultūra, meno kultūra. Ir buvo DNR tyrimai padaryti, išskirtos haplogrupės ir paaiškėja, kad tie senieji čia gyvenę, senieji europiečiai neturėjo nieko bendro su ateiviais indoeuropiečiais. Ir staiga Gimbutienė vėl ant bangos pripažįstama, kad jos teorijos buvo pranašiškos. Šiandien Marijos Gimbutienės palikimas, jis yra gyvas, tikras ir jis neša šviesą. Jis neša šviesą, aš turiu mintyje, tame yra daug psichinės energijos, kuri gali realizuotis įvairiausiam formam. Bet dabar jau mes kažkaip persiverčiam, kulverčiais persiverčiam, jau mes galim galbūt kažko šviesesnio tikėtis. Ir jeigu kada iš viso galime tikėtis, tai tik tai dabar.